Statistiškai jau galima teigti, kad cukrinių runkelių pasėliai Lietuvoje didėja, deklaruojamas plotas didėja. Dažnai ūkininkai teiraujasi, ar yra tinkamų sistemų, tinkamų herbicidų sukontroliuoti piktžoles cukriniuose runkeliuose. Jau keletą metų Adamo krepšelyje yra herbicidų Goltex sistema, kuri ne tik kontroliuoja piktžoles cukrinių runkelių pasėliuose, bet ir sprendžia piktžolių atsparumo problemas. Tačiau plačiau apie tai agrokoncerno specialistai ir augintojai. Cukrinius runkelius užauginti yra vienas iš sudėtingiausių dalykų, tačiau yra be galo įdomus darbas. Agrokoncernas savo partneriams gali pasiūlyti labai gerų naujienų, nes atstovauja vieną iš patikimiausių produktų Goltex sistemą. Goltex sistemą sudaro Goltexas, kontaktas ir atosatas. Purškiant cukrinių runkelių herbicidus yra visada labai svarbu pridėti augalinį aliejų, poveroilį. Būtent su šia sistema yra tikrai paprasta kontroliuoti piktžoles. Svarbiausia yra rasti tinkamą laiką, kada panaudoti tuos herbicidus. Visi nori gauti gausius derlius ir turėti gerus ūkio pelningumo rezultatus. Goltex technologija išlaisvina visus ūkininkus, nes jie gali laisvai rinktis tarp veislių ir pasirinkti pačią pelningiausią ir derlingiausią veislę savo ūkiui. Cukrinius runkelius auginu nuo pat ūkininkavimo pradžios. Šiemet tai sudaro 25% bendro ploto. Cukrinius runkelius dar tik pradėjau kasti, kol kas tonažai mane džiugina. Praėjusių metų derlius buvo apie 62 tonas iš hektaro. Šiemet tikimės žymiai didesnio derlio iki 80 tonų tikrai nusimato. Goltexo technologiją naudoju daug metų ir labai puikiai padeda susitvarkyti su piktžolėm. Esame Žvirblonių žemės ūkio bendrovėje. Bendrovėje auginame 136 hektarus cukrinių runkelių. Praėjusiais metais cukrinių runkelių derlius buvo 75 tonos užskaitomų jau svorių, švarių runkelių. Cukringumus buvo 19,6. Šiemet tikimės didesnio derliaus. Manome, kad tikrai turėtų būti apie 90 tonų ir daugiau. Cukringumo sunku šiai dienai pasakyti, bet manau, kad tarp 16-17 turėtų būti. Šiame lauke, kur dabar esame, auginama Orfėjus veislė, o čia toliau dar ir kita veislė yra Raisonas. Šis pavasaris iš tikrųjų buvo tikrai neeilinis. Sėja pavyko ganėtinai sklandžiai, buvo viskas gerai, pabaigėm, bet kai atėjo laikas purkšti herbicidais, tai užpuolė šalnos, tai po sėjos pirmas herbicidai buvo naudoti tik po mėnesio laiko. Tai labai gan ilgas tarpas, truputį kėlė nerimą su piktžolėm, bet pavyko su jomis, manau, susitvarkyti puikiai. Goltex sistema jau naudojam 15 metų ir šita sistema yra pasiteisinus ir kol kas neplanuojame jos keisti. Šiame ūkyje mes naudojam Goltex sistemą, Goltex Queeną, Goltex Superį ir Goltex 700. Atlikome 3 purškimus, iššūkių buvo, bet mes, manau, puikiai susitvarkėme ir vaizdas mus tenkina. Goltex sistema yra puikiai tom, kad veikia platų piktžolių spektrą. Pas mus ūkyje mes nesusidūrėme su rezistentiškumu piktžolių, tai dėl to būtent šios priežastys yra dėl ko mes naudojame tą sistemą. Stebėdami laukus pastebėjome, kad kiekviename lauke yra skirtinga situacija, tai mes laisvai galime laviruoti pasirenkant skirtingus produktus, skirtingas normas, tai mums leidžia pasiekti optimalų rezultatą. Naudojant Goltex sistemą galiu rinktis tradicinės veislės, ko pasėkoje pastebėjau mažesnį ligotumą pasėlių. My name is Johan Bierma. I'm a farmer on a 60-hectare farm. With potatoes, sugar beets, onions and winter wheat. We grow 15 hectares of sugar beets on our farm. We have chosen for the Goltex strategy because of our experience over the years and because we really rely on these products. Besides that, this strategy makes it possible to choose for the best, most productive variety on the market. The number of applications is around 4 to 5 times. One application is pre-emergence and the others are post-emergence. To prevent resistance, we use decision support systems to find the right dose rate in combination with strong other active ingredients. The yield last year was a little bit more than 130 tons a hectare.
with 60.5% sugar. This year we expect a yield of more than 100 tons and 50% till 60% sugar. The expectation of the yield this year is much lower than average, and that's because of the late drilling date this year, which means a loss of yield. Apie visas technologijų plonybės, detalės jums papasakos mūsų agronomai, konsultantai, todėl kviečiu susisiekti su mūsų komandos nariais.